Labas vakaras, smagu jūs čia matyti, susirinkusius seniausioje teatro studijoje Lietuvoje. Vox Certificum aš truputėlį trumpai pristatysiu, kodėl jūs čia esate, jeigu nežinot kodėl. Iš lotynų kalbos išvertus tai yra menininkių arba menininkų balsas. Ir šis renginių ciklas yra skirtas matomų ir nematomų kūrybinių procesų, menininkių kasdienybės, ieškojimo, atradimų ir, žinoma, dabartinių tendencijų apžvalgai. Tai dar kartelį dėkoju, kad atėjote ir jeigu norėsis pakartot, tai renginio įrašą rasite KTU teatro studijos 44 YouTube paskyroje. Na ir pirmoji mūsų viešnia buvo vasario pabaigoje dramaturgė, rašytoja Virginija Rimkaitė, o šiandien turiu džiaugsmo ir garbės pristatyti antrąją Vox Certificum viešnią, teatro ir kino aktorę Indrę Endriukaitę. Sveiki. Aš kaip visada esu pasiruošęs ir padariau tyrimą, Indrė, apie tave. Tai štai ką radau internete. Indrė gimė 1987 metais Jonavoje, 2010 metais baigė vaidybos studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir nuo 2010 metų dirba Kauno valstybinėme Lėlių teatre. Taip pat vaidina kituose Kauno teatruose, filmuojasi, garsina ir dubliuoja filmus, vadovavo VDU ir Vilniaus universiteto Kauno filialų studentų teatrams, įkūrė edukacinę socialinę teatrą vaikams ir ridikėlių mokyklėlę. Viskas teisingai? Taip. Indrė, gal norisi pasakyti kokį pasisveikinimo žodį, bet jeigu ne, tai mes galim... Sveiki. Sveiki visi. Tai šitas renginys aš norėčiau, kad jis būtų atviras, laisvas, paprastas, nuoširdus. Aš turiu pasiruošęs nemažai klausimų, nežinau, kiek jų spėsiu užduoti, nes Indrė... Klausys nuo to, kiek atsakinėsiu. Indrė Grimelinė sakė, aš bijau, nes aš ilgai kalbėsiu. Tai jeigu Indrė ilgai kalbės, klausimų bus mažiau, bet renginio pabaigoje aš pakviesiu jūs užduoti klausimus mūsų šiandienos viešniai, tai jeigu turėsit kažkokių klausimų eigoje, nepamirškit, užsirašykit ir tam tikrai mes skirsime laiko. Viešnia skamba tai kaip teta. O kaip tu norėtum, kad aš sakyčiau svetėja? Svetėja Indrė Endriukaitė. Gerai, tai aš daugiau nesakysiu tada viešnia, tiesiog sakysiu tavo vardą. Tai pirmasis klausimas, kuris jau aš ir Virginijai tą patį klausimą uždaviau, toks paprastas ir labai sudėtingas, man atrodo, to pačiu. Tai kas yra Indrė Endriukaitė? Pirmiausia, kai paklausė, tai vis tiek, pirmiausia, tai sakau, kad aš esu aktorė. O tada jau pradedu galvoti ir tada pradedu galvoti, kad, oi, tai palauk, čia dabar reikia išvardinti visus tos socialinius vaidmenis, kad taip, tai aš čia mama, žmona ir ten visi dukra, kiti. Dukra ir moteris, bet šiaip, jeigu, kai paklausė, kas tu esi, automatiškai aš sakau, aš esu aktorė. Čia toks įdomus, nes Virginija irgi sakė dramaturgė pirmas. Ir ar nemanai, kad čia toks visai įdomus momentas yra, kada tu paklausi žmonių, kas jie yra, jie sako, vat kažkokią ar profesiją, ar tai, ko jie užsiima, bet nesako, pavyzdžiui, moteris pirmas, ar ne, arba žmogus, arba... Bet, o tu manai, kad taip yra ir ne tik menininkams? Aš nežinau. Jeigu tu paklaustum, nežinau, IT specialisto, įdomu, ar tikrai ir jisai atsakė, įdomu, atsiprašau, ar ir jisai atsakytų, nežinau, nes man atrodo, kad mes menininkai tai taip atsakom dėl to, kad didesnę dalį savo gyvenimo mes praleidžiame kūrybinėme procese. Pavyzdžiui, dabar aš repetuoju, tai aš daugiau praleidžiu laiko teatre negu namuose. Ir tada automatiškai ir minčių daugiau yra apie teatrą ir kūrybinį procesą, o ne apie buitį, nes aš ten atsikeliu, išeinu, grįžtu, einu į lovą, žinai. Tai gal dėl to? Gali būti, kad dar gal labai priklauso nuo kontekstų, vat kaip tu sakai, kad šiuo metu repetuoju, arba ten, tarkim, aktyviau turi daugiau vaidmenų, ar ne, tai automatiškai sakai aktorė, bet jeigu tu 2 mėnesius nieko neveiki ir atostogauji Palangoj, pavyzdžiui, įdomu, ką pasakyti. Nežinau, tada skaičiu nevykus aktorį. Nebežinau, kas aš esu, o ne. Kas aš? Indrė, kas tu? Nežinau, guliu pliaže. Help, send help. Duokit darbo. Tai
Bet apie viską gal į tai, manau, kad nukeliausim. Pradėkim nuo tokių pradžių, pažvelkim į Indrę retrospektyviai. Ar atsimeni save vaikystėje ir apie ką tuo metu svajojai? Negaliu sakyti, nes mama klausys įrašo. Bet vaikystėje save atsimenu iš to, kad labai dažnai mane vadindavo Indrutė didelėm akim. Tai aš save labai atsimenu tokia, taip ir atsimenu save, į viską žvelgiančią, taip. Visas pasaulis, man atrodė, visi dideli, visko labai daug, o aš tokia maža ir visada mėgdavau kur nors pasislėpti, pabūti viena. Tai aš tokią save atsimenu vaikystėje, kaip tokia maža Indrutė didelėm akim. O kaip tada, iš kur atsirado, tu sakai, pasislėp, tarsi norėjai, ar ne, ir staiga tu sugalvojai stoti į aktorinį? Oi, tai čia 20 metų. Bet tada reiškia kito, ar ne? Bet gerai, tai čia buvo vaikystė, o paauglystė, truputėlį, jeigu peržvelgtum, gal kažkokie buvo lūžio etapai, kurie, kaip tu sakai... Kaip aš sugalvojau į aktorinį? Gerai, aš turiu tokią istoriją, kaip ėjo ta mano kelionė. Tai mes kieme turėjom labai didelę šaiką vaikų ir mes taip augom, mūsų daug ten buvo ir turėjom tokį Andrių, kuris buvo beprotiškai drąsus, laisvas ir jis ten parodijuodavo visokius praeinančius ten girtuoklius, kaimynus. Ir aš visada žiūrėdavau ir jį galvojau, vau, kaip taip galima būti tokiu žmogum. Ir kažkada buvo tokia istorija, kad mes stovim prie laiptinės, važiuoja tokia raudona Audi, raudona, jau, žinai, ir sėdi moteris ir jinai atsidarius langą, Andriau, labas! Dar vienas žmogus, kuris toks, žinai, laisvas. Ir tada, Andriau, o kas čia? O jis sako, čia mano dramos mokytoja. Dramos mokytoja ir man tada atėjo suvokimas, kad tai čia negimstama tokiu žmogumi, čia tampama, čia tu lankai dramą ir tada tu tampi toks. Ir tada toks buvo, tai čia bet man tuo metu atrodė kaip nepasiekiamas dalykas, nes čia kitoj mokykloj ir taip toliau. Po kažkiek metų, kokių tai 5-6, nežinau, jau tada paauglystėj, kai gimnazijai pradėjau studijuoti 9-10 klasiai, mes sėdėdavom ant laiptų ir priėjo vienas vaikinas ir sako, o klausykit, mes 2 Indrės buvom. Sako, čia žiūrėkit, pas mus dramos būrelis bus, nenorit varyti, mergos, varom, pažiūrėsim. Ir aš, drama, čia tas žodis. Jo, žinau, dramos ir tada atėjo savo, bet jeigu drama, tai tik pas tą moterį iš raudonos Audi, nes, tai čia tada tik tais tu gali kažkoks būt. Ir aš sakau, žinok, jeigu aš lankyčiau dramą, tai aš lankyčiau tik pas Jolantą Bieliauskienę, o jinai tai ten kitoj mokykloj. Ir jis taip nelabai suprato čia mano šitos filosofijos, bet maždaug, okei. Po 2 dienų, pirmadienis, trečiadienis, kaip dramos būreliai vyksta, jis ateina, klausyk, tai čia tai, Jolanta ir yra, tipo, Jolanta pas mus mokykloj, ta moteris iš raudonos Audi pas mus mokykloj, tai, žinai, ir ta satisfakcija atėjo, kad, tai palauk, čia yra galimybė. Tai aišku, aš tada jau nuėjau pas tą Jolantą. Ir po kokių ten kelių mėnesių, nežinau, kiek ten to laiko praėjo, aš beje visą laiką svajojau tapti advokatę. Nuo vaikystės žaisdavau laiptiniai ten teismus. Ir grįžau namo, visi žinojo, kad aš būsiu advokatė, visi iki vieno, nes aš jeigu kažką sugalvoju, tai jau žinai, tai visa mokykla žinojo, kad aš advokatė būsiu, jau ten man etikos mokytoja bylų nuorašus neždavo, nes jau ten jos vyras teisme dirbdavo. Ir po to dramos būrelio lankymo grįžtu namo, tėvai sėdi virtuviai, aš taip, mama, tėti, aš nebebūsiu advokatė, aš būsiu aktorė.
what, pamažu, bet ten buvo tas lūžio taškas, kad čia jau aš būsiu ta, kuri va dabar sėdi ir šneka į mikrofoną ir visi jos klauso. Tai iš esmės dramos būrelis, kiek suprantu, aišku, bet Jolanta. Visa šita prieš istorija, bet turbūt nepasikeitė sprendimas, kaip tu sakai, ar ne, norėjai būti teisininkė, tai nepasikeitė po vieno užsiėmimo, ta prasme, kažkiek reikėjo laiko, kaip ar tu taip... Turbūt, bet aš jau šitų niuansų neatsimenu, bet ten greitai atėjo tas suvokimas po tų ten kelių ratų žaidimų ir toks, kad wow, čia kitas pasaulis, žinai, nes vaikystėje tikrai buvau ta svajoklė, kuri savo pasaulį kurdavo ir čia buvo tas kitas pasaulis, į kurį aš galiu įžengti ir fiziškai. Tai ačiū Jolantai, Jolantai. Kad Indrė šiandien yra aktorė. Aš dar noriu truputėlį pakalbėti. Tu esi kilus iš Jonavos. Kaip apskritai, taip, jeigu žiūrint retrospektyviai, tave formavo šitas miestas, nes man atrodo, kad labai didžiulę įtaką turi žmonėms, pavyzdžiui, vieniems, kurie ten auga Vilniuje, ar ne, arba Jonavoje, kuris toks pat mažas kaip Kėdainiai. Kuris mažesnis? Jonava, man atrodo. Jo, bet... Visada lygindavau su Ukmergė. Ar Ukmergė, ar Jonava? Jonava toks įdomus miestas. Nežinau, tai Jonavoje tiek visko daug buvo, kad nežinau, kuris etapas labiau mane formavo. Bet jeigu taip galvojant retrospektyviai, nuo gimimo iki įstojimo, iki akademiją, tai vis tiek turbūt nebuvo tik Jonava, nes Jonavoje tai buvo tas fizinis kūnas ir buitis, namai, šeima, giminė, žinai, kaimynai, draugai. Bet šalia to aš labai daug leisdavau laiko Ukmergėje pas močiutę, kuri gyveno vidury miško, šalia upės. Tai ten atrodydavo, kad ten mano visai kitas gyvenimas vyksta, nes, žinai, Jonavoje tai mokykla, pamokos, taisyklės, o išvažiuodavau į Ukmergę, išeina močiutė, dėdukas ten į darbus, o tada aš viena miške, pievoj, laukuose ir ten aš gyvendavau visiškai kitą gyvenimą. Aš išeidavau viena į mišką ir, žinai, ten atsigulė ant žolės ir skaičiuoji debesis. Arba, nežinau, išeidavau į pievą ir čia koncertus rengdavau, nes viena, nieks nežiūri, galiu jaustis kaip nori. Prie upės eidavau į mišką žemuogių, rinkti žibučių. Močiutės kažkada buvo kažkoks ten jubiliejinis gimtadienis, aš atsimenu, ėjau į miško gėlyčių pririnkti, žinai, toks visai kitas pasaulis buvo. Ir tada grįždavau į Jonavą į buitį. Tai tokie buvo du. Bet paauglystėje dar atsirado Vilnius, kur aš važiuodavau dar į kitą pasaulį. Ir ten aš pamačiau dar kitokius žmonės, kurie ten su skiauterėm, spalvotais plaukais, juodais rūbais, grandinės, kerzai. Ir tada dar kitas gyvenimas, pankų koncertai, kur ten poginamės, taškomės, ten nelegalūs visokie reikalai, apie kuriuos negalima pasakoti. Ir irgi reikėdavo iš to grįžti į Jonavą. Tai toks, sakyčiau, buvo 3 dėmenys, labai skirtingi fiziškai, bet jie visi sėdo manyje ir toks, manau, kad kai aš jau įstojau į akademiją, į tą aktorinį, tai aš turėjau va tokį 3-gubą bagažą, žinai, ne tik iš Jonavos atvažiavau, bet jau turėjau tą kažkokio kaimo mergaitės, tada mažo miestelio ir Vilniaus, kur aš jau ten žinodavau, kur pieškom praeit visokius skersgatvius. O kur tu buvai tikriausia savo? Nežinau, ar gal visur buvai vienodai tikra, bet...
Dabar galėčiau galvot, kad kai nuvažiuodavau į Vilnių, į pankų koncertą, tai ten išsitaškydavau ir, žinai, atrodydavo, kad galiu jaustis taip, kaip noriu, daryti, ką noriu, atrodyti, kaip noriu, žinai, ant žemės sėdėti ir, tipo, nieks į tave nežiūri skersai ir nieks nesako, mergaitės, nesėdėkit ant laiptų, nušalsit. Žinai, bet... Kaži, ar ten būdavo natūralumas, ar ten būdavo tas išsitaškymas, nes ten Jonavoj negaliu to turėti. Nežinau, bet... O gal aš toj gamtoj? Nežinau, aš tai labai pasilgstu to miško, to pievos, kur aš ten išeidavau ir ką noriu veikiu. Gal Ukmergėj? Kai jie išeidavo, dar neliepdavo ravėti tenais man, arba rinkti serbentų, nes šitą tai žiauriai nemėgdavau. Bet močiutė augino rožės, o rožytės laistyt man patikdavo. Tai Ukmergėj būt vienai ir laistyt rožės. Vienai, nusvėčiau, kad vienai leistų pabūt. Tai suprantu, paauglystėje tu sugalvoji, kad jau būsi aktorė ir jau apsiskelbė ir apskelbė šią žinią visiems. Tuo metu, dabar man atrodo mažesnė, bet tuo metu buvo gana dideli stojimai, ar ne, didžiulė atranka į vaidybos studijas. Kaip tu prisimeni va šitą laikotarpį, tą stojimą ir kada tu sužinojai, nes ten tu labai išvargsti, belaukiant rezultatų, tada paskelbė, tada nusivylė arba apsidžiaugi ir... Jo, ten konkursas tai buvo žiūrus. Šiaip aš stojau 2 kartus. Pirmą kartą aš stojau iškart po mokyklos, tai rinko tuo metu Varnas kursą, bet aš tuo metu neturėjau nei žalio supratimo, kas čia yra tie stojamieji, atvariau tokie atsipūtus. Čia, tai aš moku čia tą eilėraštį, čia dar kažką. Sako, o kitą prozą? O reikia 2 prozų. Tada kažkokia mokėjau eiliuotą pasakėčią. Sako, tai apie ką čia tą pasakėčią? A čia reikia dar ir paaiškinti. Tada aš pražvengiu, paskui ten susodina po 8 toj scenai, aš sėdžiu, žvengiu, kažkas sako, mergos jūs žolės prisirūkiusios, dar juokingiau tada. Tai žodžiu, ten vos mūsų neišmetė iš tų stojamųjų. Bet kai aišku, kad aš nepraėjau net pusės turą, jau nekalba apie 1 turą, pusės nepraėjau. Bet tada atėjo suvokimas, stop, aš tai čia, žinai, tai man čia dabar reikės grįžti namo ir tai dabar visiems sakysiu, tai aš netapau aktorė. Iškart užgavo ambicijas, tada aš grįžau pas Jolantą ir sakau, Jolanta, man reikia įstoti. Bet dar sužinojau, kad yra tokia mažoji teatro akademija vakarais. Tada man reikėjo greit susiorganizuoti, kaip likti Vilniui. Kadangi pusė pankų baigė geografiją, supratau, kad turėsiu nuo ko nusirašyti, nes aš šiaip tai nesimoksiu geografijos, ašgi aktorė būsiu, man tik tais reikia likti Vilniuje, kad tėvai leistų. Tai aš padaviau dokumentus į geografiją. Daugiau niekur ir nedaviau, nes daugiau nieko nebūčiau sugebėjus. Dar atsimenu, kaip stoviu ant Gedimino kalno, ten, žinai, tūsinas, mama skambina. Tai klausyk, įstoji į geografiją. Ai, nu gerai, kažką tenais. Jo, ir tada, kai studijavau geografiją, jau vakarais eidavau į tą mažąją akademiją, jau taip ruoštis normaliai. Ir kai stojau jau tą pavasarį, beje, pasakysiu, iš geografijos visi prašė, kad aš išeičiau į tą aktorinį. Sakė, būk gera, tik negrįžk. Nes man ten būdavo nuobodu, aš tenais vakarėlius darydavau per paskaitas. Jo, ir buvo renkami 2 kursai ir atsimenu, kad aš per tuos 2 variau, tada reikėjo pasirinkti jau 3. į kurį, nes tuo pačiu metu lėlininkai ir renginių vedėjai ir aš ten tasiausi visą naktį nemiegojau, atsimenu, nusprendžiau eiti į lėlininkus ir atsimenu, kaip sėdim kiemelėje su ta Indre ir mes sėdim, tu tai stosi, tu labai gerai, man ten davė užduotį, ten žodžiu. Ir aš, tai aš čia susimoviau, tai akivaizdu, kad ne, ateina Elzė, aktorė, ir sako, mergos, eikit, jau yra tie sąrašai, eikit, žiūrėkit greičiaugi.
Ir mes su Indre abi stovim, tu įstojai. Jis sako, ne, manęs nėra, tu įstojai. Sakau, manęs nėra, tu įstojai. Ir mes matom vienos kitos pavardę, tik ne savo. Ir, žiūrėk, tu čia. Taigi, čia tu. Ir, žodžiu, tai mes net pavėlavom įeiti į vidų, jau visi sėdi, laukia dviejų Indrių. Atsiprašom. Jo, nes prieš sąrašų stovėjom 5 minutės ir bliaunam, abirėkiam. Jo, bet stresas yra toks, kad kai man pasako kas nors, kad stojamieji arba prašo, kad padėčiau pasirodo, man iš karto toks karščio banga ir galvoju, Dieve, kur jūs einat, paikit. Labai baisu, labai baisu. Tai tu įstoji į lėlininkų kursą, teisingai suprantu. Tai jis skirias nuo tipinės draminės, tarkim. Turėtų. Ar ne? Turėtų. Aha, Turėtų. Tai ar skiriasi, Ne. ar nesiskyrė? Ne, mes 3 metus buvom ruošiami lygiai taip pat kaip dramos teatro aktoriai. Ir Lėlių teatras mūsų gyvenime buvo tik tiek, kad mes galėdavom eiti Vilniaus Lėlės teatro spektaklius nemokamai. Legaliai, nes į kitus tai turėdavom stovėti prie durų, prie būdinčių ir sakyti, labą dieną, čia mes studentai, o į Lėlės teatrą jau galėdavom įeiti, taip drąsiai. Bet šiaip Lėlių mes neturėjom iki 3 kurso pabaigos, turbūt. Ir ten toks spektaklis buvo, šešėlį, kuriuos ten daužydavom iš tiesų į ekraną, tai ten to meno lėlininkystės, to amato mažai mes, o jau 4 kurse ir tai, man atrodo, 2 pusmetį, atsimenu, atvažiavo Žiūrauskas ir atvežė 2 kažkokias lėlytes, kurias mes ten paėmėm, o tai ką čia mums dabar su jom daryti? Sako, tai jūs lėlininkai, nu jo, bet už kur čia ją paimt, kus čia per daiktas? Tai to Lėlių teatro buvo mažai. Tai ir realiai baigus, 2010 tu baigei akademiją ir iškart nuėjai dirbti Kauno valstybinę. Mane privertė. Privertė? Kas tave privertė, papasakok? Žiūrauskas. Išduok, Žiūrauskas. Jo, šiaip tai tam 4 kurse aš norėjau mesti, aš vos išsilaikiau iki jau tų baigiamųjų egzaminų. O čia galima pasakoti? Gali, drąsiai, prašau. Na gerai, mes ten turėjom tokį režisierių, kuris mane labai erzina, nes jisai buvo seksistas. Jo pagrindinis bairis buvo, kad moteris kaip keptuvėje galima paimti ir už rankenos. ir tokie visokie dalykai. Ir aš supratau, kad aš čia 4 metus dėl to, kad va tai čia yra tai. Ačiū, ne. Ir aš atsimenu, sėdėjau pas savo draugę Giedrę mašinoje ir sakau, žinai ką, Giedrė, aš galvoju, gal man reikia išeiti iš tų diplominių, nes, kaip ir aš čia nebenoriu, tai kam čia man dar ir tos diplominius repetuot? Ir jis sako, tu durna, tu pabaig, čia diplomą gausi. Bet tai sakau, žodžiu, jinai mane privertė visų pirma neišeiti iš spektaklių. Ir buvo taip, kad Žiūrauskas turėjo mus 9 aktorius, kurie kandidatuoja į Kauno valstybinį Lėlių teatrą. Man atrodo, kad mums pasakė, kad priims tik 4, o mes čia 9. Ir sako, tai čia kas norit, kas nenorit, čia prievartos nėra. Tada jis taip pasakė. Sako, kas norit, tai pakelkit rankas. Mes tie 9 eiliai stovim už tokio stalo. Pakelia 8. Išskyrus mane, nes aš tai į Kauną tai nenoriu. Aš vis čia nieko nebenoriu. Ir aš taip stoviu. O tai tu, Indrė, nekeli rankos? Tai ne. O tai sako, o kodėl? Tai aš tai nenoriu, tai tu sakyk, kas nori. Jis tada sako, einam parūkyt. Einam parūkyt. Mes išeinam parūkyt. Jis sako, šiaip tai aš numatęs tau vietą, tai gal tu kelk tą ranką? Aš sakau, nenoriu. Jūs kaip norit, va, yra 8, kurie nori, aš tai nenoriu. Nu ir jisai tada ten, tai tu pagalvok, žinai, čia va dar repetuosim, čia kažkaip. Sakau, nėra čia ką man galvoti, aš nenoriu. Bet tu pagalvok.
tada jaučiau, kadangi tas spektaklis buvo irgi vienas iš mūsų diplominių, kažkurio metu mes atvažiavom į Kauną, gal premjera čia jo turėjo būti, aš jau ten nebeatsimenu, bet mes rodėm ir Vilniui, bet ir Kaune kažkaip buvo tos repeticijos ir gal jau įvyko premjera ir kad mes kiemelį teatro sėdim, čia jau kažkoks neformalus vyksta vakarėlis ir jisai sako, einam Indrė pasivaikščiot čia už vartelių. Ir aš taip, dabar jis manęs klaus vėl, ar aš noriu į tą Kauną, aš nenoriu į tą Kauną. Ir mes išeinam tenais prie, tuo metu buvo Siliuko sapnas ir ten tokios kažkokios kataklom, nežinau, kažkokie ten gėlynai buvo. Prie tų gėlynų mes prisėdam, jis sako, tu pagalvojai? Pagalvojau, nenoriu. Bet žodžiu, ten taip pokalbis tas vyko ir aš, gerai. Ir jis realiai tave įkalbėjo. Taip. Tada 10 metais. Privertė. Taip. Aš sakau, kad jis mane privertė. Ok, privertė ir tu dabar 15 metų jau esi Kauno valstybinėme Lėlių teatre. Gerai privertė, žinai. Taip. Tai jo, realiai tuo metu, suprantu, nelabai norėdama, tu atvažiavai į Kauną ir prasidėjo kažkokie kitokie jau kūrybiniai procesai, negu būna akademijoje. Kaip tu jauteisi nuo pat pradžių, nes kaip tu sakai, kad jeigu akademijoje nebuvo, galbūt buvo, bet jau buvo mažai lėlininkystės amato ir staiga tu atsirandi Lėlių teatre, kur yra tik lėlės ir įsivaizduoja yra žmonės, kurie jau tą darė, kažkokia trupė ar ne. Kaip sekės apskritai pradžia, nes aš įsivaizduoju, kad turėtų būti labai daug naujų dalykų. Jo, tai pirmiausia, tai labai sužavėjo teatro atmosfera, tokia šeimyniška, nes ten mes pradėjom rugpjūčio gal mėnesį dirbti, man atrodo, kažkaip ten prieš rugsėjį. Rugsėjį staiga čia teatro grybavimo išvyka, žinai, kažkokia vyksta, važiuojam grybaut, čia visai smagu. Paskui dar pasižiūrėjau porą spektaklių, kurie tokie, labai buvo gražus, stebukliniai, žinai, kur galvoju, vau, čia šito teatro spektakliai. Įdomu. Jo, bet pirmas spektaklis tai toks buvo žiaurus, nes ten tos lėlės, kur iškeltom rankom, mes kažkokioj duobėj, ten jis tas naujametinis. Kad tos lėlės tai tikrai buvo kažkoks kosmosas, laikom kažkokias lazdas, ten buvo kosmosas. Bet aišku, mane labai įkvepia nauji dalykai. Aš labai mėgstu viską, ko aš nežinau ir ko aš nepažįstu ir man tada tas atradimo džiaugsmas labai patinka. Tai tas vedė į priekį, žinai, tai čia kaip, čia ką. Bet atsimenu, aišku, buvo labai daug patarimų, tu čia taip, tas pradėjo erzinti ir atsimenu, čia buvo toks vakarėlis. Ir mes jau čia tas jaunimas, ką tik atvažiavęs, prie alaus bokalo pradėjom čia burbuliuoti. Tai aišku, čia visi žino, kaip čia daryti, čia visi patarinėja, čia kažką burbuliavom. Mano dabartinis vyras, Remigijus, sėdėjo, klausė, nes jis jau buvo iš tų vyresnių kolegų jau čia. Jau iš tų, kur žino? Ne, Remigijus, jis nepatarinėjo, bet jis taip, žinai, klausė čia mūsų tą burbuliavimo ir kaip jis pradėjo mums skaityti moralą, ką jūs čia tik atėję, čia putojatės, eikit padirbėkit papildomai ir tada šnekėk, kaip jisai tenais pradėjo. Aš apsiverkiau, išėjau, sakau, kas čia iš viso čia, bet paskui aš sakau, gerai, Mindaugai, 6 susitinkam prie teatro. Mes jiems parodysim. Mindaugas sako, gerai, 6 ryto stovim prie vartų, nes nieko nėra teatre. Mes su Mindaugu parodysim jiems, kaip čia padirbėt papildomai. Ateina budintis, sako, ką iš šio vaikai veikit? Mes einam padirbėt papildomai. Žodžiu, dirbom iki 10. Už vartų.
Net jau paskui atėjo būdintis ten apie 7 mus įleido ir atidirbom. Tai va, bet pradžiai tai tikrai reikėdavo labai daug papildomai, tikrai, nes kiekvienas spektaklis būdavo vis kitos lėlės ir gauni staiga jau nebe lazdelę, o čia jau dabar siuliukus ir vėl kosmosas ir vėl čia viskas iš naujo, bet mes buvom keturiese tokie žali, tai tas gal dar pagelbėjo, žinai, kad mes tie 4 tada ten kažką čia mes ir bandydavomės. Pasigilinkim daugiau truputėlį pačią lėlių teatro specifiką, nes man atrodo, kad čia yra toks, nežinau, man atrodo, kad tam yra per mažai skiriama dėmesio, nes ten dramos teatras, bet lėlių teatras, man atrodo, kad jis gana dažnai būna fiziškai daug sunkesnis, ar ne? Nes vat ką tu ir sakai, kad ten lėlės atvaidint valandą laiko su pagaliais laikyti, tai ta prasme, mano klausimas būtų, ar tu galėtum taip pažvelgt į kažkokius pagrindinius skirtumus, vat kuo skiriasi dramos teatro aktorius nuo lėlių? Ar gal tokių nėra? Kažkas yra. Aš nežinau. Labai sunku žinai, taip, gal kartais lėlių teatre fiziškai yra sunkiau, dažniausiai, irgi ne visada, bet dažniausiai dramos teatre tu turi kažkokį tai vieną vaidmenį, pavyzdžiui, ar ne, arba jeigu ten epizodinį dar gali turėti 2 išėjimus charakterių, o lėlių teatre tai būna taip. Pavyzdžiui, dabar vyksta repeticijos ar ne spektaklio. Tai situacija maždaug tokia. Dabar išeinu kaip mama, dabar bėgu į kulisus, į kitą pusę nusiemu skarą, čia išeinu ožio kojos, tada paleidžiu ožio kojas, einu pasiemu, užsidedu karaliaus galvą, tada padedu karaliaus galvą, išeinu su mergaitė, vaidinu, tada padedu mergaitę, kažkas gaudo, dabar aš čia šitos kojos, dabar aš čia atsistoju jau mama, dabar ir labai daug tokių niuansų, kada tu turi perjunginėti save, nežinau, sekundėmis. Tai, man atrodo, dramos teatre gal mažai tokių niuansų, nebent ten kokios pjesės, žinai, kur ten yra 20 veikėjų, monospektaklis. Jo, tai šito daug, nes yra, pavyzdžiui, turiu vieną spektaklį, kur aš sakau, aš daugiau praleidžiu laiko persirenginėdama negu ant scenos, nes kiekvienas mano išėjimas reiškia persirenginėjimą. Tai šito yra labai daug lėlių teatre. Dar dramos teatre tu gali, nežinau, paimti žvilgsniu, žinai, ir stovėti 5 minutės ir žiūrėti, ir tave gali stebėti. Tai lėlių teatre, tu su lėlė to nepadarysi, bet tu turi tą energiją netiesiogiai žiūrovui duoti, bet per lėlę duoti žiūrovui. Tai vėlgi tas toks, čia toks spiritual, kaip lietuviškai. Dvasinis? Ne dvasinis, koks, nežinau, toks energetinis gal dalykas, kad jo, aš galiu, žinai, atsistoti prieš publiką, sakyti monologą ir čia, bet kitą kartą, pavyzdžiui, turėjau monologą su elniuku. Tai, žinai, manęs tai iš vis nemato žiūrovai, aš net su juoda čadra, aš laikau elniuką per strypus, o jisai ten varo monologą, kad ten žiūrovai verkia. Bet tu turi, žinai, nuo čia per ranką, dar per strypą perduoti visą tą energiją. Tai čia irgi, man atrodo, toks yra niuansas. Toks didelis turbūt irgi skirtumas. Ar yra kažkokių technikų, pavyzdžiui, gal tu kažkokių savo technikų atradai, kaip prieiti, tu sakai, kad yra spektakliuose, kuriuose reikia pakeisti kelis personažus net ir tu nelabai tam turi laiko. Tai aišku, aš nebejoju, kad labai daug dalykų atsiranda per repeticijas, bet gal yra kažkokios, ir nebejoju, kad tikrai turėtų būti kažkokių technikų, prieėjimų prie skirtingų, nes mes čia dabar kalbam daugiau apie lėlių teatrą, bet dar yra ir objektų visas teatras, kuris dar truputėlį atskira tokia visata.
Ne, aš kažkokios savo asmeninės technikos tai tikrai neturiu. O nežinau, ar yra. Gal čia labiau yra, žinai, tų lėlių valdymo principų. Gal yra tų mokyklų, nes tada mes dirbam pagal Bunrakų lėlių teatro principus. Tai tada mes jau gaunam tuos metodinius įrankius, bet dažniausiai kiekvienas režisierius, ypač jeigu yra jau lėlių teatro mokyklos režisierius, tai jis turi savo kažkokius metodus, priėjimus ir dažniausiai vis tiek perimi jau režisieriaus principus ir prisitaikai. Negalėčiau pasakyti, kad čia lėlių teatre ar ten objektų teatre yra kažkokie principai, nes yra, pavyzdžiui, kaukių teatras, bet vieni taip nori su tom kaukiam, kiti taip, kiti formos nori, kiti naturalizmo. Tai čia turbūt labiau nuo bendro koncepto skiriasi. O kiek apskritai improvizacijos yra lėlių teatre? Aš suprantu, kad repeticijose tai taip, jūs ieškot, bet eina spektaklis, nes jo, kiek galima improvizuoti ar kiek atsitinka, nes dažnai atsitinka teatre, nesvarbu, ar tai būtų draminis, ar tas pats lėlių teatras, man atrodo, kad atsitinka kažkokių netikėtų dalykų ir tu esi priverstas improvizuoti. Bet... Tikriausiai improvizuoti vis tiek gali tik tekstu. Mhm. Nes yra tokių spektaklių, žinau, kur sustatyta sekundėm, milisekundėm. Kažkada turėjom tokį spektaklį Juodam kabinete, kur atsimenu taip tupiu, man ten reikia nueiti per vidurį ir aš taip jau kokį ten 6-8 jau vaidindama spektaklį, net ne repeticija, bet jau spektaklis ir jau galvoju, kad aš jau čia žinau, kaip čia viskas vyksta, ta visa trajektorija ir atsimenu taip tupiu ir čia nieko nėra, tuoj čia prabėgsiu ir mane nukerta. Ir tada, čia vis tik tą sekundę kažkas eina pro šalį. Supratau, gerai, tupėsiu iki savo nustatyto laiko. Jo, nes mes ten nieko nematydavom. Ir šiaip, jeigu spektaklis yra tik lėliškas, arba ypač dar be žodžių, tai, žinok, praktiškai nieko tu ten neimprovizuosi, nebent suksies iš situacijos, jeigu kažkas ten nutinka, tai tada jau ten, aišku, kažkaip sukiesi. Bet kad taip, nes lėlės vis tiek dažniausiai tu ne vienas lėlę valdai ir kiekviena kažkokia improvizacija įneša tokį, what the fuck, ką čia darai, kodėl tu čia taip darai, čia kažkaip, žinai, dažniausiai viskas būna sustiguota, bet jeigu yra daug teksto, tai tada jau paimprovizuojam, kartais ir per daug. Pabaigai apie lėlių uždarant, dar ne pabaiga, uždarant mes čia turim daug, kaip sakiau, klausimų, tai aš čia taip stengiuosi dinamiškai šokliuoti mūsų pokalbėje. Baigiant lėlių teatro temą, aš noriu paklausti, kas tave apskritai dabar, bet praėjus 15 metų, kaip čia sudėt, kas tave įkvepia? Nes šalia to, ir mes netrukus pakalbėsime apie kitas tavo veiklas, kurias tu... Bet tu kas lėlių teatre mane įkvėpė? Jo, kur ten vis dar yra motivacija? Nes 15 metų yra nemažai. Vis tiek įkvėpė kiekvienas naujas procesas. Kai aš kažko nemoku ir aš kai kažko nesuprantu, va čia mane ir įkvėpė. Gauni kažkokį daiktą, kurio tu... nesuvaldai. Žinai, ir tada toks yra noras atrasti, noras kažkaip suprasti ir padaryti. Žinai, gauni kažkokią lėlę ir kur tu nesupranti, tave varo į neviltį, tu tai galvoji, jautiesi visiškas dugnas, nieko aš čia nemoku, 15 metų ir aš išeinu iš to teatro, nes aš nesuprantu, kaip tos kojos valdosi, bet šalia to įkvepiant, palauk, dar, o jeigu taip, o gal šitaip, o dar taip, pabandom, žinai, kaip pavyzdžiui, buvo viena režisierė, visiškai lėlių teatro, jau jinai grinai lėlių teatro ir ten kažkokį senelę liepė ir jinai taip žiūri, mes ten bandom ir jinai taip sako, gerai, duodu 4 kartus jums patiems pabandyti
Ir ar iškart norit, kad pasakyčiau kaip? 4 kartus patiems pabandyti. Galim dar 2 kartus pabandyti patys. Ir žinai, po kokio 8. Gerai, galit pasakyti jau kaip. Bet, žinai, tas ieškojimas. Smalsumas. Smalsumas, taip. O tai palauk, o jeigu čia aš pakelsiu tą šikniuką, čia šitaip, o gal taip čia pavyks? Ai, ne, gražiai, žinai. Tai va tas turbūt vis dar laiko. Tai šalia, paraleliai, realiai su Lėlių teatru, aš jau truputėlį užsiminiau, tu nuolat ieškai arba dalyvauji įvairiose kūrybinėse, kitose edukacinėse veiklose, esi filmavusi ne viename televizijos seriale, filmuose Lietuvoje ir užsienyje. Kodėl tau apskritai svarbu yra turėti kitų kūrybinių veiklų? Nes galėtų būti labai patogu, tu esi trupėje, tu turi etatą, repetuoji, rodai spektaklius, viskas fine. Gauni babkių. Gauni pinigų, komfortas. Taip. Bet iš kur tas noras, ar čia irgi iš smalsumo, ką truputėlį jau minėjai, vat, Lėlių teatre? Taip, turbūt, kad begalinis smalsumas, noras patirti kažką naujo. Bet dar aš galvoju, žiauriai, aš tai labai nemėgstu patogumo ir man atrodo, kad aktoriai, kaip ir turbūt bet kuriam kitam menininkui, patogumas, tai yra visiška degradacija. Nes, o kur tu augi patogiai? Kur tu eini? Man tai vis tiek gyvenimas kažkoks ėjimas į priekį. Ir man labai patiko viena Davido Linčo mintis. Aišku, jis ten kalbėjo apie meditaciją, bet man atrodo, kad čia labai tinka ir menui, kai jisai sako, jeigu tavo sąmoningumas yra, nežinau, jis ten sakė gal golfą, bet, teniso kamuoliuko dydžio, tai tavo ir pasaulėvoka yra teniso kamuoliuko dydžio. Tai man atrodo, kad ėjimas į kažkokias kitas veiklas, į kitokius žanrus, kažkokius pabandymas kažkur, kur tu nebuvai, plečia tavo kaip menininko ir pasaulėvoką, ir pasaulėžiūrą, ir tavo ribas praplečia, ir tu kažką ten gavęs gali čia atnešti, o ten aš galiu nunešti kažką čia ir tokie mainai vyksta. Ir man atrodo, kad taip mes tik tai pilnėjam ir augam. O jeigu tik sėdėti Lėlių teatre, nežinau, man tai čia iš karto siaubą kelia. Didžiausia baimė likti tik tais Lėlių teatre. Bet yra, nebūtinai ir Lėlių teatre, ir dramos teatre aktorių, kurie tik yra... Tai čia jų bėdos. Ne, tai taip, čia aišku, kiekvieno pasirinkimas, bėdos ar džiaugsmai, nežinau, čia kas kaip interpretuoja. Kaip atsirado kinas? Man šiaip įdomu, kurio metu jis atsirado, nes tu studijavai kaip ir teatro vaidybą, kada nusprendėjai save išbandyti ir koks gal buvo pirmasis? Tai čia irgi nenusprendžiau. Ne, iš tikrųjų to kino jau galėjo būti ir studijų metais, bet mums labai neleido dėstytojai. Jie buvo kategoriškai prieš kiną ir jie sakė, kad kinas tik gadina aktorius. Tai žodžiu, jisai mums draudė eiti į kiną, bet pats pirmas kinas, pats pirmas serialas buvo baigus studijas, mes ten birželį tie diplomai ir tada pasikvietė VRS Media į castingą ir praėjo kursiokiai pagrindinį vaidmenį, o aš praėjau į tą antraeilį vaidmenį, bet paskui man prirašė scenų. Tai tas kinas buvo iš karto ir buvo jo paskui ir daugiau. Tai dar ten vasarą aš filmavausi ir kitam projekte, ir dar 3, ir dar 4, ir rudenį. O paskui jau, žinai, pajutau jau tą teatrą ir jau, kad aš čia teatro aktorė, jau čia taip, kaip jau mus mokė, kad reikia būti. Ir aš jau čia to darbo turiu ir čia jau vaidmenų turiu ir man jau skambina iš televizijos, labas Indrė, nes aš jau ten tikrai buvau prasisukus. Tai čia žiūrėk filmavimas, oi, bet čia man repeticija, tai aš čia negaliu, žinokit, atsiprašyti iš repeticijos, aš čia jau aktorė jau. Ir jie taip maždaug nesuprato,
žinai, nu gerai, atvažiuosiu ten antradienį, žinai, bet jau čia, toks įsijungia. Pradėjau atstuminėti televiziją, nes kažkaip paskui skambino į didžiulę reklamą, kur tos reklamos serialinės, tokios, kur yra serijos tų reklamų. Ir norėjo irgi vieną iš tų veikėjų. Ir aš, ne, jau į reklamą, tai aš ne. Tai sako, tai tu, žinai, aš nesiūsiu, aš nevažiuoju. Ne, net nekvieskit manęs į reklamą. Tai žodžiu, aš taip pati atstūmiau tą televiziją, o paskui kaip jisai grįžo pas mane. Aš nežinau, bet žinau, kad buvo, kad šitą stipendiją kultūros tarybai. O kodėl aš ten į tą kiną? Kažkaip aš sugalvojau, kad į kiną, kad aš eisiu, pabandysiu į kiną, paprašysiu stipendijos. Ir tada, kad tai čia kur iš pradžių, nežinau, tai čia Latvija, Estija, Lenkija. Paskui, tai Indra, gal biškai toliau. Tai gal Švedija, Suomija, paskui. Pala, kur čia galima? Los Andželas. Važiuojam. Ir tada, kai jau nuskridau į Los Andželą ir ten užvirė azartas, nes ten visiškai kitos žaidimo taisyklės, kurio aš iki šiol neįkertu ir dabar man noras yra jas įveikti. Bet čia irgi skiriasi, man atrodo, ar ne? Televizijos kažkokie serialai ir filmai ir kinas. Skiriasi ir dar skiriasi rinkos, Lietuvos žaidimo taisyklės, UK žaidimo taisyklės, Europos, Amerikos. Čia dar prasideda daugybė niuansų. Dabar castingai Lietuvoje vyksta Facebook'e, Messengeri'u, žinai. Tai jo, čia skiriasi ir kinas, ir televizija, skiriasi televizijoje, tu neturi mokėti teksto, tu gali ateiti maždaug pasiskaityti, tai čia kažką paimprovizuosit. Aš atsimenu, kaip vienam serialui ten, sako, tai tos monologus rytoj filmuosim ir aš taip, tai palaukit, kiek jūs čia statysit tas kameras, tai to aš čia tą pirmą išmoksiu. Žinai, nes ten užtenka apie ką. O jau tu ten gali savai žodžiais arba gauni scenarijų televizijoje ir, žinai, tai jūs čia nežiūrėkit, maždaug kažką. Tai gal dabar jau pasikeitė seniai televizijoje, nors ne panašiai. Jo, atsisėdė vos ne čia, žinai, čia ir dabar. Kine, jau tu gauni scenarijų, jau tada gauni aplinkybės, jau tada svarbu ir kostiumo detalė, jau svarbu ir grimas, žinai, jau pradeda jau laikrodukus fotografuoti, gal čia šitas laikrodukas, o gal čia šitas, o auskarai, o jau, žinai, kai prasideda kiekvienas niuansas, jau yra kitas, ten jau, jeigu kadruotė sustatyta, tai jau tu ją turi atkartot, jau turi žinot, kuriuo kampu pasisukti, jau ten, aišku, tokie gal dalykai visur prieš kamerą, bet kine jau daug tvarkos ir jau tekstas yra labai svarbu, nes jau surežisuoja, tu jau repetuoji, paskui jau bandaisi, su kamera bandaisi ir tada jau tik filmuoji. Tai yra, jo. Tai ir pakalbėkim truputėlį daugiau apie kiną. Nežinau, kiek sustiguota ir kiek nesustiguota. Tu neseniai filmavaisi naujausiame Šarūno Barto filme Apsilankymas namuose, angliškai Back to the Family, kuris kol kas Lietuvoje dar nebuvo pristatytas. Aš nemačiau dar. Bet metų pradžioj aš skaičiau LRT, man atrodo, buvo pranešimas spaudai, kad jis buvo pristatytas Olandijoje gal vasarį, tai labai tikėtina, kad kažkada vis tiek pasieks ir Lietuvos kino ekranus. Gal galėtum truputėlį papasakot apie patį procesą, nes kiek aš žinau, kiek tu man pasakoji truputėlį užkulisiuose, kad jis irgi nebuvo labai tipinis kino, ką tu ką tik papasakojai, kas yra kinas, sustatytos kameros, repeticijos, kad šitas procesas buvo truputėlį kitoks. Aha, čia tai buvo dar kitoks. Čia buvo dar kitoks, negu aš buvau patyrus. Jo, kaip prieš tai filmavausi švedų filme, kur background, nežinau, ten ar aš vis matausi, bet, žinai, visose repeticijose stoviu, čia ragelį pakeliu, čia padedu, čia pasižiūriu. Tai
tiesą sakant, ten iš vis buvo, aš net nežinojau, kad aš ten filmuosiuos. Tiesiog mane pasikvietė į filmavimo aikštelę, pasižiūrėt, kaip čia viskas vyksta, pajausti, va, kaip čia dirbama, va, taip, tiesiog. Šarūnas Bartas buvo mano mentorius, kurį laiką kino vaidybos. Kadangi kino vaidyba vis tiek šiek tiek skiriasi. Tai va, ir jis maždaug, va, čia grįžau į Lietuvą, jeigu nori, Indrė, atvažiuok į filmavimo aikštelę, va, svečio teisėmis. Aš atvažiuoju į filmavimo aikštelę. Staiga mane supažindina su grimerė ir kostiumų dailininkė. Malonu. Sveiki. Sveiki, čia Indrė, čia žodžiu, tai. Tada sako, tai tu, Sabrina, vešiesi, ne Indrė ten. Kur mane veš? Kas čia bus? Tada atveža į sandėlį kostiumų begalybės ir sako, o ką tu vaidinsi? O aš vaidinsiu. Aš vaidinsiu. O ką aš vaidinsiu? Sako, o tai tu nežinai, ką tu vaidinsi? Man nieks nesakė, kad aš vaidinsiu, o ką aš vaidinsiu? Tada man renka kažkokius drabužius. Kaip manai, tiks laidotuvėms. Laidotuvėms? Kokiams laidotuvėms? O ką aš vaidinsiu? Žodžiu, tai va, sužinau, kad aš vaidinsiu. Nežinau, ką vaidinsiu. Gerai. Žodžiu, kostiumą man išrenka. Tada sako, tai ją ir nugrimuok. O tai šiandien aš vaidinsiu. Man nieks nesakė, kad aš šiandien vaidinsiu. Mane dažo. Aš sėdžiu, mane grimuoja. O kas nors man pasakys, ką aš turiu čia daryti, kas čia bus. Tada aš stoviu pusę dienos, stebiu filmavimo aikštelę. Baigėsi pamaina. Sako, ačiū, pamaina baigta. Ai, palaukit biškį. Sėsk čia. Aš atsisėdu. Ten ta scena, kur filmavom. Prisimenė, ne, ką jie ten šnekėjo. Tai tu dabar klausai. Klausau. Ir girdžiu kažką rėkia operatoriui. Nieko daugiau nėra, tik aš ir operatorius. Aš sėdžiu, klausau. Kažką rėkia, tas operatorius, kas įeina. Tu pasakyk jai, kad jinai nevartytų tokių, kad žiūrėtų tiesiai. Žiūriu tiesiai. Tai va tokia pirma mano pamaina buvo. Nieko nežinau, ką vaidinu. Jo, ir paskui visos mano scenos tokios ir buvo. Atvažiuoju į filmavimo aikštelę ir staiga gaunu vaidmenį. Bet galiu pasakyti, kas mane labai labai sužavėjo, tai aš buvau vienintelė profesionali aktorė tuo metu, dar žinojau, kad dar filmuosis Marius Repšys, bet daugiau profesionalų aktorių nebuvo, bet turėjom tokią sceną, kurią be stabdymo improvizuotai. Teksto nebuvo, scenarijaus nieks neturėjo, dažniausiai pasakydavo, apie ką maždaug turi būti scena ir ją filmuodavo ir paskui turbūt karpė, montavo ir panašiai. Bet buvo tokia scena, aktorių buvo apie 20 turbūt, toks ilgas stalas ir visi improvizuotai tarsi vaidina gedulingus pietus. Aš tapau staiga šeimininkutė, nes reikėdavo kažkaip juos sureguliuoti. Tai būdavo taip, kad aš nešu lėkštę, žinai, ten kokios silkutės, mėsytės, atnešu lėkštutę, kaip jau pasibaigė, reikia pakeisti. Pakeičiu ir sakau, atsitraukite truputėlį į šoną, gerai. Ir vaidinu, kad dedu lėkštutę, bet jau įsišnipždu. Tada pro kameros štatyvą lendu, nes negaliu įeiti į kadrą ir taip visai lendu pro operatoriaus kojas, pro štatyvą. Tada ateinu, vėl stoviu. Tada sako, eik pasakyk, kad prisidegtų. Ir aš tada vėl ateinu, gal vandenuko? Ir žodžiu, bet šitą sceną filmavom be sustojimo 1:10. Ir žinot ką, filmavime būna tie, kurie laiko tos mikrofonus iškėlę. 1:10 jie laikė tos mikrofonus. Bet čia labai gyva scena turėtų būti iš... Nemačiau filmą. Bet jo, tokių... Tai tie filmavimai tokie įdomus buvo iš tikrųjų. Taip, dar vieną sceną irgi taip filmavom. Sako, tai pašnekėkit virtuviai. Jūs
pusseserės. 15 minučių improvizavom, baigėsi savo, wow, kai čia gerai, fiksuojam, rytoj pasidarysim stambekus. Bet tai realiai suprantu, kad kiekviena pamaina buvo kažkoks naujas, kad tu nelabai... Buvo kelios, kurios buvo kartojamos, bažnyčioj sceną filmavom gal net 3 dienas, lauko vieną sceną irgi ten filmavom gal 4 dienų. Buvo tų ir pasikartojimų, bet aš tai jaučiausi visada įmetama. Bet čia buvo labai gera aktorinė patirtis, toks, žinai, irgi įjungti save, kur nežinai nei kas aš, nei labas ir varai. Ir tada tu neturi laiko nei kažką čia pergalvoti, nei susigalvoti čia kažkokio personažo. Tada tas ir tikrumas, nes tu esi toks, koks esi ir čia vaidini iš savęs, tai čia reikia konflikto, tai aš sakysiu, kiek čia tos lapus skaitysi, žinai, ir tu čia kažką, ir gaunas, išeina, kaip čia reikia sakyti. Šiaip, man atrodo, labai įdomi koncepcija, nes kaip tu sakai, kad buvo tik 2 profesionalūs aktoriai šitam filme, tai labai įdomu, aš pats labai laukiu rezultato, tiesiog pasižiūrėti, kaip viskas susiveda pabaigoje, nes... Jo, ir tie aktoriai, kaip jie, žmonės nieko bendro, kaimo žmonės, bet jie atsisėjo ir kad pradeda improvizuoti, man tik tai sakys prie to ekraniuko, aš galvoju, aktoriai taip nesuimprovizuotų, nes aktoriai iškart galvotų, žinai, kaip čia pasakyti, ką čia pasakyti, tada sakai, tai ko tu čia man nepasakėjai, tu čia turėjai, toks kažkokį įneša. Tai kartais tas kinas gal irgi mane traukia šiek tiek to natūralumo, gal biškį pasiilgau. Aš labai mėgstu pervaidinti, perspaust. Tai čia tas gal. Nutolstant truputėlį nuo kino ir gal priartėjant prie tos nevaidybos arba neperspaudimo, pernai tu save nusprendė išbandyti performanso mene, kas yra visiškai atrodo priešingai nuo teatro, nuo kino, kur ten nereikia vaidinti, ten reikia būt ir labai dažnai sunku būt, ypatingai jeigu į tave kažkas žiūri. Restore performanso pristatymo Vilniuje metu scenos meno kritikė Kristina Steiblytė rašė, cituoju, kiek drąsos reikia apsispręsti, nuimti visus apsauginius sluoksnius ir pasižiūrėti, kas viduje ir tai padaryti viešai. Ir kiek užsispyrimo turi būti prikaupta, kad imtumėsi tai daryti netinkamais, procesą sunkinančiais, o nelengvinančiais įrankiais. Citatos pabaiga. Tai iš kur kilo, Indre, noras save išbandyti, kaip ir minėjau, turbūt visiškai priešingame vaidybai, priešingoje meno disciplinoje, performanso mene? Aš mokiausi tokios Meisnerio technikos, kuri absoliučiai neleidžia nieko vaidinti ir ten nesekundės nesumeluoti ir kažkam jau esu pasakojus, kaip žinai, vienas iš pirmųjų pratimų yra ateiti ir pasakyti labas, bet ne labas, bet ten, žinai, kažką, bet kaip pavyzdį ir turi pasakyti labas ir iš naujo. Ir tu galvoju, nu gerai, einu iš naujo, vėl atidarai duris ir sakai labas. Jau tu čia kažką spaudi. Ir supranti, ir tas buvo, kur tai aš tik sakau, ten labas net negalima sakyti, ten turi iškart atidaryti duris ir iškart pasakyti, ką aš galvoju. Žinai, tau šviečia rožinė spalva, bet iki to prieiti, kad tu va taip visiškai organiškai, natūraliai pasakytum pirmą savo mintį, nesugalvota, nepasiruoštum ten prie durų laukdamas, bet ką tu galvoji apie tą žmogų čia ir dabar, man tai buvo toks stebuklas. Ir tada aš supratau, kad nu jo, mes teatre tai labai apsiauginam aplinkybėm, visokiais niuansais, kurie kartais pameta tiesą. Apžaidžiam, žinai, apvogiam. Tai čia žiūrovas nesupras. Man šitie tai yra peilis, kai savo, tai žiūrovas čia nesupras, žiūrovas čia nepamatys. Man tai čia yra kaip peilis į širdį. Tai mes ką nemylim savo žiūrovo, ką mes jį laikom durnesniu, aš nežinau. Tai va šitas man labai toksai yra.
Ir gal čia irgi to lėlių teatro, ar ne, specifika, kur tu kartais ir turi paspausti ir dar gal balsą kažkokį duot. Jo, čia lėlių teatre, kai atėjau skaitymus, pirmus niuansą tokį pasakysiu, kai mus mokė akademijai, tai mums neleido skaityti iškart su mintim, o turėdavo būti toksai mechaninis skaitimas teksto pats pirmas. Aš atėjau ir į lėlių teatrą, profesionalę, baigus akademiją, skaitau kažkokią čia lapę ar ten šarką ir, oi, ne, tai šarka, tai turi iškart taip kalbėti. Taip skaitimas iškart vyksta balsais. Ir man toks, o tai kaip mes žinom tą balsą, jau čia iš karto dar teksto neskaičiau, bet jau žinau balsą. Ir šito labai buvo didelis toks spaudimas, kad, oi, čia žinai, švelniau reikia. Tai palaukit, mes dar tik antrą kartą skaitom, tai atsiras ir tas švelniau ir viskas, bet tai tos netiesos teatre padaugėjo gal man. Ir ta Meisnerio technika, ir tas nuovargis nuo visko, jo, norėjosi kažkaip išsivalyti. Atrodė, kad noriu kažkaip, nežinau, perkrauti save, pasitikrinti, ar aš čia gal jau man eiti iš to teatro, gal aš jau čia nebeturiu nieko naujo, ką duoti teatrui kaip aktorė. Ir toks jau tikrai buvo, kad savirealizacijos kažkokios nebejaučiu ir atrodo viskas. Bet, žinai, kitą spektaklį kurti, tai aš ten ką? Aš vis tiek nešiu tuos savo štampus. Ir tada radau labai fainą pjesę, kuri tokia buvo techniška. Ir aš galvoju, o tai kaip taip techniškai suvaidinti? Tada prisidėjo Meisneris ir tada pasikviečiau tave ir kalbėjom apie tai, kaip nebevaidinti, o kaip pabūti tikrai ant scenos. Kas yra tas tikrumas ant scenos? Tai šito labai man trūko ir taip atsirado ėjimas į tą performansą, kur tu tikrai nieko negali suvaidinti. Absoliučiai, jau čia tai tikrai nieko. Jau tu esi ir tu esi. Nesuvaidinsi durų dildinimo. Arba dildini, arba ne. Jo, kas nežino, tai ten rezultate, ten gana ilgas buvo procesas, kuris labai keliavo visom kryptim. Beje, netrukus tu įrodysi Klaipėdoje. Taip, Klaipėdoje įrodysiu kitą penktadienį. Tai šitam performance Indrė priklausomai premjerinis, kada buvo rodymas, tai buvo valanda, vėliau mes rodėm Žilinsko galerijoje Kaune, buvo 4 valandos. Indrė dildina medinės duris su nagų dilde, 4 valandas, ten šalia yra video, garsinė tokia instaliacija ir visą tai mes daug kalbėjom apie tos sluoksnius, ką tu ir dabar kalbi, kad mes apsiauginam save, mes išmokstam būti kontekstuose, mes vienai būnam su mama, kitai būnam su kolegomis, trečiai būnam su draugais, bet kur yra ašis? Ir man atrodo, šitas darbas yra apie tai, nusijimti. Taip, aš buvau labai pametus save. Tikrai buvo tas klausimas, man asmeniškai buvo toks, aš nebesuprantu, kas aš esu ir ko aš noriu iš šito gyvenimo. Nes kažkur vis bėgau, atrodo, nuo savęs. Aš studijavau magistrą, pasirinkau specialiai ne su menu, kad nieko bendro su teatru, kad išeiti kažkur į kažką. Studijų metais kiek įmanoma slėpiau, kad aš aktorė. Niekam nesakyt, nepagalvojau, kad dėstytojai irgi moka googlinti. Bet aš jau apsimesdavau, jau tik tai, žinai, ką tu ten, prezentacija, atsistoja Indrė, tai čia visi sėdė, tik tais, kas čia ta, kur čia taip lengvai šneka, žinai, kiti ten skaidrių prirašo, pas mane paveiksliukas. Ir čia, kaip matome, čia vaikams vakar skaičiau pasaką ir čia pamačiau tokią filosofinę alegoriją. Tai aš pagalvojau, kad čia labai mums, kas tu? Ai, tai aš aktorė. Ai, tai va, aš ir galvoju. Ir tenais bandžiau slėpti, kad aš aktorė. Tada įsidarbinau kultūros centre. Aš ne režisierė, tuo labiau ne renginių režisierė, tuo labiau ne užliedžių kaimo renginių režisierė. Ir tiek daug
prisikaupė pas mane šito, negaliu sakyti, kad aš to gailiuosi, nes visą tai davė man irgi kažkokias patirtis, bet aš pasiklydau savyje. Man buvo jau toks, aš nebežinau, kas aš. Padėjo atrasti šitas konkrečiai darbas? Tai negaliu sakyti, kad nepadėjo. Ne, aš nežinau, nes taip gali padėjo. Žinai, kas padėjo? Padėjo tavo užduotis, kai tu man duodavai klausimą ir aš labai nuoširdžiai nesistengiau, aš save norėjau išbandyti ir savo tokį kaip terapinį dalyką daryti, kad ne taip, Arnis dabar sako, įjung kamerą ir pasakyk, kas tu esi 100 vienetų, kas tu esi. Tai ašgi nesėdėjau, nesusirašiau, neapgau. Gerai, įsijungiau, aš esu ta ir savo kėliau šitus uždavinius ir per tai buvo daug suvokimų, kur tu sakai ir sakė 100, pasakiau dar tik 8, o tai ką dabar, žinai, tas vedė kažkur, paskui buvo kiti kažkokie tai klausimai, tai šitas davė daug ir dabar patikėk manim, kaip man sunku to klausyti, nes dabar man ten zulinant tas duris, man reikia visą šitą perklausyti ir aš jaučiu, kaip aš jau nutolau nuo to, ką aš ten sakiau ir tada galvoju, aš rimtai taip apie save galvojau. Vau, kur aš buvau, kas man buvo, kad aš taip apie save sakiau, kodėl aš taip save plakiau. Bet šalia to ateina žiūrovas ir sako, ačiū tau, Indrė, nes aš irgi save taip plaku. Tai man atrodo, mes visi tą turim. Tik ar jinai yra teisinga, ar reikalinga, nežinau. Čia turbūt nėra vienareikšmiško atsakymo, kaip ir nėra turbūt tai, kas aš esu, nes čia labai įdomus pratimas, jeigu turėsit laiko, kažkada atsisėskit, įsijunkit kamerą ir pasakykit 100 vienetų, kas jūs esat. Aš esu žmogus, vyras, moteris, whatever, 100. Sėkmės. Bet labai įdomu, nes kažkas pradeda lysti iš pasąmonės, ko tu arba pamiršai, arba, aš čia vaikystėje taip galvojau. Ir man atrodo šitas, apskritai, aš nežinau, ar egzistuoja tas aš, apie kurį čia mes dabar daug kalbam, nes mes nuolat kintam. Vaikystėje mes buvom kažkokie, paauglystėje mes buvom kažkokie, dabar mes esam kažkuo, po 10 metų mes vėl būsim kažkokie dar kitokie. Bet o kur mūsų stuburas? Nugaros, va čia, nuo nugaros apačios prasideda. Bet čia tikrai labai įdomu, žinai, aš irgi kartais kažką, čia dabar daug tokių situacijų, čia to laiko nėra, ir čia dabar reikia kažką išsiųsti ir, man taigi čia reikia mėnesio apgalvot, gerai, ne mėnesio, savaitę, taigi aš čia turiu pasiruošti, o čia yra laiko valanda, gerai, siunčiu ir išsiunti ir, o tai galima ir per valandą tai padaryti, o tai čia aš jau keičiuos, ar aš čia jau prarandu save, žinai, bet yra ir neigiama to pusė, kur aš žinau, irgi nėra gerai, kažkur vis tiek mes turbūt visą laiką turim ieškoti to balanso, kažkur mes turim pastovėti už save, kažkur mes turim turėti kažkokias savo pamatinės vertybės, kažko turim ir atsisakyti. Ir turbūt tik tai suprasdami save, analizuodami save, mes galim suprasti, ar tai man trukdo, ar tai man padeda. Jeigu man trukdo, tada jeigu man tai padeda, aš sakau, čia yra mano dalykas. Ir tu man dabar nepaaiškinsi, nes čia yra mano. Nes tai man padeda eiti į priekį, tai man padeda padėti kitiems. Tai aš manau, kad tos savianalizės kažkokios vis tiek reikia. Labai. Ir tas vis tiek pabaigoje, man atrodo, yra subjektyvu, žinai, nes mes dar, čia nesinori labai išsiplėsti, bet mes išmokstam, man atrodo, kažkokiu veikimo modeliu, žinai, arba kur tu supratai, kad, man šitas veikia, nes kai aš noriu kažko pasiekti. Bet žiūrėk, pasiekiai vieno ir tas pats modelis jisai nebeveikia. Bet tu jau ten sugalvoji, kad tu taip visada sieki savo tikslų. Bet kodėl? Gal tų tikslų yra milijonas būdų, man atrodo, žinai, ir čia užsikonservuoti save ir sakyti, kad aš esu tik tai ir nieko kito. Jo, bet dar reikia ir atskirti tuos, kur tau pasako, kad čia tau labai tiktų šitas. Aš tave matau, tu čia pabandyk, tau labai tiktų, žinok, taip daryti.
Ir tu paskui grįžtinama, o čia taip, arba baisiausia, kai ateina ir savo, nu tai tu čia, taigi čia Indrė, tai čia žinai, taigi čia jai tik tais duo. Šiaip tai ne. Ar čia man tik duo? O tai, žinai, kiek dar tokių, arba, bet čia vėlgi mano turbūt dalykas, aš esu pernelyg imanti viską į širdį. Yra tikrai žmonių, kuriems taip giliai neįsėda, bet man kas nors leptels ir sakys, bet tai, o kam tu tas koinės užsidėjai prie tų batų? Kažkas va taip, žinai, pasakys, ir viskas, aš sėdėsiu visą vakarą ir kitą kartą aš eisiu, o tai dabar dėtis tas koinės ar nedėtis tas koinės, o tai dabar čia tas koinės nematyti. Ir pradedu sukti savo kažkokius kvailus variklius, kur kažkas leptelėjo belę, galėčiau nekreipti dėmesio, tai gal aš šito dar norėčiau išmokti, nes tikrai kartais apsiaugini, o dar kai pradedi vaikus auginti, kiek dar sulauki visokių komentarų iš šono ir tikrai o tai kur tavo vaikai? Tai tu čia visur varinėji, o tai aš čia kokia, tai aš čia turiu, tai aš niekur neįsiu, nes man, tai žinai, paskui man vėl sakai, nu, tokių prisiemi savo, aš prisiemu savo ir tada būna pamirštu. Tai apie tai ir yra performances, restore, lietuviškai atkurti, kad tuos sluoksnius kažkaip truputėlį padėti šoną, kas nėra Indrė. Suku savo veidą į žiūrovų salę, nes dabar yra puikus laikas, jeigu jūs turite kažkokių klausimų, mūsų, tau nepatinka tas žodis Indrei, jeigu turite klausimų Indrei, tai dabar yra puikus laikas užduoti. Jeigu nėra žiūrovų klausimų, 3, 2, 1. Indrė, viskas buvo aišku. Žinai, mes man atrodo, ir taip kalbėjom ilgiau, negu turėjom kalbėti. Aš neturiu laikrodžio, tai aš čia dar galėčiau kalbėti, bet jaučiu, kad laikas. Tai ačiū tau labai, kad tu radai laiko ir atvykai pas mus. Ačiū Jums, kad Jūs šį vakarą visai gražų, jau tokį beveik vasarinį vakarą radote laiko mums. Indrė, aš tau turiu dovanų. Aš tau neturiu. Man ir nereikia. Čia yra maža dovanėlė nuo Kauno technologijos universiteto. Štai. Ir dar turiu labai gražių gėlių, kurias šiandien nupirkau. Ir įsivaizduoju, jos sakė, yra lietuviškos. Jos sakė, stovi labai ilgai ir kai būna tamsu, tai jos va taip užsidaro ir kai saulės šviesoje jos labai prasiskleidžia. Tai čia taip tau labai labai simboliškai. Tuo pačiu galim paploti. Taip. Prie padėkų taip pat labai norisi padėkoti Nojui Krasuckui, kurio dėka mes turim garsą ir šviesas, Aivarui Žlibinui, kurio dėka mes turėsim puikų nebejoju įrašą ir žinoma Viktorijai Lankauskaitei, kuri jau nežinau kiek laiko puikiausiai fotografuoja KTU teatro studijos ir ne tik renginius. Tai ačiū Jums, ačiū Indrė, ačiū universitetui, kad mes čia galim būti. Ir tiek, ir susitikime kitais kažkada, jau turbūt kitą sezoną. Jeigu norėsite paklausyti šito įrašo, tai rasit mus internete. Ačiū, Arni. Viskas, ačiū Jums labai, gražaus vakaro ir susitikėm.